Penktoji Honda Civic ekspedicijos diena dalyviams buvo kaip niekad sudėtinga. Palikę Norvegiją, jie pasiekė Suomiją ir viso nukeliavo per 800 km. Vis dėlto ekspedicijos dalyvių gerbėjai puikiai žino, kaip sekasi jų favoritams. Jie žino, kurią vietą favoritai užima galutinėje rezultato lentelėje, kiek kuro sunaudoja ir su kokiamis problemomis susiduria. Ko gerbėjai nežino, yra tai, ką dalyviai veikia pasiekę galutinį dienos finišą. Mes labai norim valgyti. Mes labai beveik nieko nevalgėme, mes bandėm... Mes labai eko važiavom. Visi elniai pabėgo iš kelio, mes likom alkani visą dieną. Taip. Taupiai važiavom. Net buterbrodo nevalgėm. Labai norim valgyti dabar už tai. Ką čia dar pasakyti protinga? Paklausiu. Kad šitas koridorius labai primena mano jaunystės žaidimą, kur reikėjo šaudyti vokiečius. Čia dabar eis žiūrovai sakys, kiek tas koridorius gali tęsti. Viešbutis patinka? Niekas nepatikės. Patinka. Šiaip visi viešbučiai yra faini, tikrai pasistengia, kad, Čia praktiškai dviračių galima važinėti, ir taip pavargtų. 400 metrų, o žiūrovai matote jau 100. Taip, ir ne vieną. Čia užpult gali, kas nors išeis iš tos celės kameros. Mes čia manom, kad čia buvęs kalėjimas iš tikrųjų. Arba būsimas. Jo. Ne, tikrai fainai. Šiaip ir kaip ir mašina patogi, atsėdėjom praktiškai beveik visą savaitę ir realiai tikrai nėra jokio nuovargio, nugarai, kas būna po ilgas sėdėjimas, kas gerai, tai lygiai taip pat ir nenuvargino ir viešbučiai, tikrai viskas liuks. O dabar kur yra? Mes dabar einame valgyti, nes mes esame labai alkani ir Nes dėja tam automobilį virtuvės nėra. Iš bėdos šiokia tokia yra. Nelabai. Bet tik tai pasipjausiat galima ant panelės dešrą. Tai va, žiūrėkit, koks ilgas koridorius. Bet jeigu mes sužinosim, ką jūs darot kitaip nei mes, Jūs jau žinot, batas, viską daro batas. Ką veikia? Ruošiamės įt miegot. O į svečius priimsit? Prašom. Bet iš ko jie gyvena, kaip gyvena? Tai kaip leidžiat vakarus čia? Žiūrim filmukus ir einam miegoti. Nusiprausiame. Pailsėjot prieš kelionę? Tai ne, tai naktį ilsėsiuos. Ką veikiat? Ką veikiam? Ruošiamės miegot, ką tai po rezultatų. Bandau prie interneto prisijungti. Va ir miegot. Kiek laiko miegai skiriat per parą? Tiek, kiek išeina, iš tikrųjų. Kiek gaunasi 5 valandas, 6 nelabai gaunasi. Tai 5-6. Nepailsit? Iš tikrųjų, kadangi šviesios naktis, sunkiai pailsiu, bet kadangi šviesios naktis keltis yra ne taip sunku ryto, lengviau. Ko nėra namie. Kas čia kalba tada?
Čia niekinas. Nespėdėlas, jokio privatumo, ne? Mes su savo partneriu šitą susėdame, kaip sakant, aptarti dienos raidą įvykių, kaip sakant, pas mus Chebratė. O poilsio pakanka prieš sėdant į automobilį? Tikrai ne. Kiek laiko per parą miegat? Nu, vakar miegojom 5 valandas. Šiandien panašu, kad miegosim dar trumpiau.